Sveiki, draugai, aš Taifūnas. Draugai, visiems jums iš naujos dienos siunčiu didelį glėbį. Sveiki, pagarba ir meilė jums. Šiandien šalia manęs yra mano draugas Bončiukas. Žiūrėk, Bončiukė, pastebėjau vieną įprotį, broli. Žiūrėk, dabar aš taip... O, pažiūrėk į dėdę. Oho, dėdė, wow. Žmogus peršoko 2 metrų vartus, kai išgirdo, kad pradėjau filmuoti. Sūnau, koks tu žmogus, ar tu Tarzanas, sūnau? Matai, dėdė, broli, jam nemotais nieko nesako man. Žiūrėk, jis visada taip savo ragai mane trina, gerai? Pasirodo, draugai, tam yra priežastis. Matai tą jo rago vidurį? Žiūrėk, jis nori, kad čia pakasyčiau, matai? Šitos vietos jis pats negali pasikasyti. Kai tai pakasų, Bončiuko ragas atsipalaiduoja. Bončiuk, mano liūtė, mano sūnau. Seneli, prisiekiau, sūnau, tau pagarba, tu esi labai vikrus, judrus šuo. Jei būčiau tave treniravęs, jei būčiau tavimi rūpinėsis, net Malinua šunį šalia dėdė būtų niekas, broli. Rimtai sakau. Nėra vietos, kuris neperšoktų ar nepabėgtų. Mašalach mano liūtui. Kokia šiandien mūsų tema? Draugai, prie mūsų ūkio prisijungia naujas Malinua. Šiandien jūs supažindinsiu su mūsų naujuoju vaiku. Pamatysite Malinua, pamatysite mūsų vaikus. Pasivaikščiosime, pasilinksminsime ir žaisime su savo vaikais. Prašau jūsų, prieš žiūrėdami vaizdo įrašą, nenuvilkite manęs. Labai apsidžiaugčiau, jei palaikydami pamėgtumėte šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruotumėte ir paliktumėte komentarą. Jūsų paspaudimai patinka ir komentarai man labai svarbus. Nepykite ant manęs, nepasidrovėkite, prašau. Žinokit, kai nepaspaudžiate patinka šiam vaizdo įrašui, tikrai liūdžiu. Bičiuli, juk sunku nėra, tiesiog paspausk tą patinka mygtuką. Paspausk patinka, palaikyk, kad matyčiau, jog palaikote. Kad galėčiau su dideliu entuziazmu kelti daugiau vaizdo įrašų. Jūs visai nespaudžiate patinka, bičiuli. O dar žinote, kad dažniausiai komentuojančius irgi dalinuosi. Tie, kurie komentuoja, tikrai yra tikri sekėjai. Ačiū už jūsų pastangas ir darbą. Tegul jų rankos neserga. Juos taip pat rodau ekrane. Kitame vaizdo įraše vėl pasidalinsiu tais, kurie paliko daugiausiai komentarų. Jūs taip pat rašykite kuo daugiau komentarų, bičiuliai. Na, Bončiuk ir Karamel, ko jūs iš manęs norite, a? Sūnau, jūs esate ožiai. Kodėl elgiatės kaip šunys? Na, Bončiuko ragai irgi, ačiū Dievui, gerai užaugo. Bončiuk, nu, galinėkimės. Žiūrėk dabar. Bončiuk, pirmyn, imtynės. O papala čia. Šitas vyras pakilo kaip žirgas, žmogau. Ar jis mane laiko savo varžovų, ką jis davo? Prisiekiu, Bončiukas turbūt mane laiko savo varžovų, draugai. Eime, išeikime į lauką. Bončiuk gerai, bet leis man paeiti, sūnau, paeiti. Lėčiau, žmogau. Bončiuk, tikrai prašau. Bončiuk, jei su tavimi imsiuosi imtynių, protą tau išmušiu, žiūrėk. Eikite čia, jaunimas, ir tie, kurie jaučiasi jauni. Kas naujo? Paleidžia moškas? Tegul visi ateina, ateikit, vyrai. Ateikit, vyrai, ateikit. Stok, Nataša, Asija, ne. Eik. Asija, ne, ateik, pažiūrėk, ateik. Dede, ateik, Nora, ateik. Ateik, mano mergaitė, pamūk, ateik. Stok. Kodėl jie negalėjo išeiti? Palauk, išveskime juos iš ten, kartais. Oškos pasimeta kelyje. Mergaitė, eini ne tuo keliu, Karamel. Karamel, ateik. Atgal, va taip. Karamel čia. Karamel, tu supainioji kelią, sūnau. Alačias. Palauk, pažiūrėk. Karamel, ateik, Azija, išeik į lauką. Asija, išeik į lauką. Ateik. Ateik, Asija, ateik. Asija, Nora, ateikite. Mano liūtai, ateikite, pažiūrėkime. Pirmiausia, pažiūrėkime į vaikus. Ką veikia mano liūtai, mano tigrai. Mašala, jums, Karlosas, tėveli. Ateik čia, liūtuk. Tebūnie Dievas tavo liudytojas. Mano sūnus kaip žvėris. Oho, Karlosas irgi gerai priaugo svorio. Marija taip pat labai gražiai surinko, draugai. Marija, žinote, tai mūsų naujoji atvežta rotveilerė. Jūs jos seniai nematėte. Ji gerai priaugo svorio. Jos fizinė forma, žinote, tapo tiesiog bomba. Marija! Šaunuolė mano dukra. Mano gražioji dukra. Hektoras tėtis Olė. Mašala, mano liūto gabalėlį. Vaikai, ačiū Dievui, viskas gerai, draugai, jokių problemų neturime. Oras šiandien geras, šilta. Kaip Asija žaidžia su Rokiu. Rokis, neik į purvą. Teik čia, Rokis. Rokis, tas išprotėjęs, įeina į namus. Kai jis įlipa į tą purvą, mums kyla didelių problemų. Kur dingo ožkos? Palauk, išveskime vieną iš tų vaikų. Kurį išveskime?
Gal padarykime opyti-pyti? Šiuo metu galiu išvesti... Asija irgi ten pribarstė. Asija, Reina taip pat neturi pavadėlio. Reikia paties protingiausio, kuris mums nepridarys problemų. Kas yra toks protingas? Šiuo metu tarp jų ne vieno protingo nematau, broli. Palauk, vaikeli, palauk. Harūnai, sustok. Gal paimtume Odiną? Izabelė taip pat laukia. Broli, dabar nėra ne vieno protingo šuns. Kas yra? Visi jie yra psichopatai. Karlosai, ar tave pasimti? Karlosai. Karlosai, tu ir taip jau protingas. Dabar ir senelis užgrius Karlosą. Geriau paimkime Taisoną ir eikime. Čia šiek tiek keblu. Dėdė tuoj puls, tegu mums neprisidaro problemų. Dabar parodyk Bončiuką, greitai parodyk Bončiuką. Ne. Nora, sakiau ne. 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 Nesikiškite prie ožkų. Ne, dėdė. Asija, žiūrėk, labai ant tavęs supyksiu. Ateik čia, nelieskite ožkų. Ateik čia. Staiga jie pradėjo bėgti paskui ožkas. Ne todėl, kad puls, o todėl, kad jie irgi žaidžia. Tegul nevaiko ožkų. Tegul Boncukai ganosi, mums reikia stebėti Faizalą. Ar žinote, kas yra tas naujai atvežtas Malinuo, draugai? Prisiminate tą Malinuo, kurį neseniai gydėme Umai? Atvežėme Umai. Jis čia bus mūsų svečias iki šventės pabaigos. Beje, iš anksto visus sveikinu su švente. Bučiuoju mažųjų akis, vyresniesiems bučiuoju rankas. Visiems linkiu gražių švenčių, draugai. Nes per šventes esame su savo augintiniais. Kitos galimybės neturime. Mes šventę praleisime su savo vaikais, ar ne, Taisonai? Taisonai! Taisonai, ar nori, kad nuvežčiau tave pas ožkas? Ar jie vejasi Faisalą? Sūnau, nelieskite šito žmogaus. Stok, Taisonai, stok. Leiskite Taisonui šiek tiek pavedžioti babą. Taisonas baba olei. Taisonai, aš tavęs nepaleisiu, aš tave pavedžiosiu, sūnau. Kodėl nepaleidžiu? Jis juk puola ožkas šitas beprotis. Eik, taip eik. Eik, Taisonai. Kur, Umai, kur? Beje, Umai čia atėjo, Malinuo. Pirmą kartą jį labai išsigando, draugai. Iš baimės jį puolė visus kitus šunis. Iš pradžių negalėjau jos išvesti iš automobilio. Išleidau ją, bet jį vėl iššoko į automobilį. Jį slėpėsi po automobiliu ir panašiai. Anksčiau jį niekada taip nesocializavosi su šunimis. Kai atsidūrė tarp tiek daug šunų, jį labai išsigando, bet dabar, ačiū Dievui, jau šiek tiek pripratiname ją. Marazas baba. Nelieskite Faisalą. Umai, ateik, parodyk mums Umai. Umai. Ateik, mano mergaitė, ateik. Ūkyje mums trūko tik Malinuo, štai ir jis. Žiūrėk, vėl bėga, matai? Umaž, ateik. Umaž. Ateik, mano mergaitė, ateik, nebijok, ateik. Jie labai bijo šunų, draugai. Ateik, Umaž, ateik. Ateik, mano mergaitė, ateik, mašala, nebijok jo, ateik, jie tavo brolis ir sesuo, ateik. Ateik, Umaž, ateik. Umai, žiūrėk, ji taip priprato prie manęs, kad net bando mane saugoti. Labai gražu, man labai patiko jos būdas ir elgesys. Jai dar tik 4 mėnesiai, bet jau dabar jos globėjiškumas nuostabus. Ji net prie manęs priprato, mane saugo, draugai. Umaž, ateik. Palauk, jei tik būtumėm galėję ją atvesti čia. Umai, ateik, mano mergaitė, ateik, nyk ten, pažiūrėsim. Ateik, mano vaikas, ateik. Ateik. Ateik, mano mergaitė, supažindinsiu tave, ateik. Matai, broli, ji drovisi kitų. Palauk, tuoj pats ją pasiimsiu. Tuoj pats pasiimsiu, bet Taisoną paėmėm. Palauk, pažiūrėsiu, ateik, Taisonai. Taisoną nuveskime prie ožkų. Taisonai. Argentinos tikrasis sūnus. Mašala mano sūnui. Kaip kulka, ar ne? Taisonai, ką jie sako, sūnau? Sūnau, ką jie sako? Taisonas niekada nemanė, kad dabar jį vedžiosiu. Sūnau, truputį nusiraminkit. Nedarykite jokių išdaigų, jie vėl pradėjo prie visų kabinėtis. Beje, mūsų šunis Faisalas ten? Jie vejasi Faisalą. Ne, ateik čia, Nataša. Dabar Faisalas eis pas ožkas, bėk. Sustok, kad Faisalas nepadarytų žalos ožkoms. Beprotiškos ožkos, juk žinote, kad Faisalas yra ožkų priešas.
Sode, žinok, visiškas chaosas. Iš visur kažkas bėga. Ateik. Ateik, Taisonai. Ateik, mano sūnau. Dabar jie išmetė Faisalą. Beje, paprastai jis niekada taip nesielgia. Kada tik aš filmuodavau vaizdo įrašą, Visi šunys kažkaip sujuda, pažiūrėk. Bončiuk, nelieskit, Nataša, ne. Nataša matyt vėl gavo spyrį nuo Feizalo. Jį priekinę koją šlubuoja. Jei vytiesi Faisalą, taip ir bus, dukra. Nevykitės Feizalo. Kad ir kur eičiau. Jo, šuo ir ožka eina visiškai priešingai, broli. Norėjau įvertinti Taisono reakciją į ožką. Ateik, Taisonai. Taisonas mašalach irgi gerai priaugo svorio. Kai kurie taip pat sako. Kai kurie sako, Taisonas sulieknėjo, duokite jam daugiau maisto. Bet draugai, mes visiems savo augintiniams duodame daug maisto. Beje, jis ir nėra liesas. Taisonas yra labai aukštas, ilgas šuo. Kai sakome ilgas, turime omenyje, kad jis yra ilgas, aukštas. Aš nekalbu apie ūgį, kalbu apie kūno ilgį. Jo svoris dabar tikrai puikus. Matote jo kailę? Jis visai nėra liesas. Gerai, vaikinai, nusiraminkite. Padėkime Taisoną dar kartą, tada paimsime Umają. Galvojau, kad Umaja ateis, bet neatėjo. Kas nutiko, Karolin? Neklaužada, Karolin, elkis gražiai. Palauk, šita mergina irgi mane dievina. Aresai, paleisti ir tave, sūnau. Tikras liūtas, pažiūrėk tik į Taisono kilnumą. Nu, žinai. Taisono kilnumas, jo išvaizda, viskas labai gražu, broli. Man labai patinka Taisono laikysena. Umai vis dar prie konteinerio, palauk, pažiūrėsiu. Ateik, Taisonai, tėvelė. Aš iš tikrųjų tavęs nebūčiau pririšęs, sūnau. Nes Umai neatėjo. Neturime kitos išeities. Dabar. Eikime pas Umajom, broli. Marazas. Mano liūtė. Ateik, ką tu čia veiki, gražuolė? Ką tu veiki, mano gražuolė? Kodėl jų bijai? Ateik. Ateik, Umai. Ateik, leisk, aš tave pavedžiosiu. Umai turbūt irgi nebuvo pripratusi prie pavadėlio. Ateik, Umai. Stok, ateik, mano mergaitė. Ateik, mano mergaitė, stok. Ne, Izoš. Ne, Izoš, vidum. Ne, palauk. Palauk, Izabel, sustok. Izabel dabar puls Umai. Juk vedžioju ją su pavadėliu. Ne, Izabel, ne. Nedrįsk. Izabel taip pat pavydi, kai vedžioju kitą šunį, draugai. Ji puola. Toks tas keistas įprotis, nežinau, kodėl ji taip daro. Umai, ateik. Ne, Izabel. Umai, eik šalia manęs. Ne, Izoš. Oi, Izoš dabar irgi ten šoka, tikiuosi, kad nešoks ir neateis čia. Paprastai jis nėra išmokytas vaikščioti su pavadėliu. Eidamas jis puldavo pavadėlį. Ačiū Dievui, aš šiek tiek jį pripratinau, draugai. Dabar jis šiek tiek ramesnis. Praeitą kartą, kai ten nuėjome, jis bėgo per visą vietą, garsiai rėkdamas. Jis puolė visus. Dabar žiūrėk, visai nurimo, ar ne, Umai? Iš tikrųjų mūsų. Senelis peršoko ir atėjo. Tikėkime, Izabelė neperšoks. Ne, bet Pavadžio nekasi. Girdėjai, mergytę? Sėsk, prašau. Umai, sėsk. Sėsk, šaunuolė. Ateik. Ne, palauk, ne. Palauk. Šaunuolė, ateik. Ne, Umai. Palauk. Ne. Palauk. Šaunuolis, taip ir būk gera. Eik čia. Ateik. Ateik, mano gražioji mergaitė, ateik. Iš tikrųjų, mūsų ūkiai taip pat tiktų toks Malino. Jūs man sakote, kad pasiimčiau. Bet pažiūrėsime, galbūt ateityje pasiimsiu, draugai. Jų charakteris taip pat labai gražus. Reikia jiems skirti šiek tiek daugiau dėmesio ir juos dresuoti. Juos išdresavus, jie puikiai tinka apsaugai. Ateik, gražuolė, ateik. Matai, ką tik neatėjo, o dabar priprato, matai? Dabar šiek tiek labiau socializuosime Umają su kitais šunimis. Ne, Nūra. Pratinsime ją su jais, nes turime ją pripratinti bendrauti. Žiūrėk, anksčiau neateidavo, o dabar ačiū Dievui eina šalia manęs. Umai nori pasisemti pasitikėjimo iš ko nors. Medūza, kaip jis supyko ant jos. Ateik. Nora. Palikai savo jauniklius. Urklaidžiui mano mergaitę. Ateik, Umaš. Ateik, nedvėjok, ateik. Palauk, Apolonui. Apolonas ten save prisikabino. Sūnau, ką tu dabar padarėjai? Matai, štai taip.
Apolonas peršoko per būdą. Dabar, ką tik taip nebuvo. Jis ką tik peršoko. Jis ten prikabino grandinę. Palauk minutėlę, štai, ateik čia, sūnau. Palauk, ne, matai, ar matai, Umai? Išėjai puolą, žiūrėk. Oi. Su kitais šunimis jį visai nenori bendrauti, broli. Apolas, pripratinkime Umai čia, sūnau, gerai? Mano liūtė, na po truputį čia pabuvusi jį priprastų, bet mes turime jai parodyti pavyzdį šiuo klausimu. Jei neparodysime kelio, taip ir toliau bus. Aš irgi padarysiu viską, kad ji taptų labiau bendraujanti. Eime. Žiūrėk, ši mergaitė irgi turbūt 4 mėnesių, ar ne? Ši irgi beveik bendramžė su ja. Eime, Umai, eikime pas kitus brolius. Ateik. Matai, iškart drovisi, broli. Iškart. Dabar noriu su Umai išbandyti vieną dalyką. Jei įdėsime į narvą, ar jis šauks? Imk, eik ten, padėkime ten. Ne, arba padėkime čia. Dabar čia didelė vieta. Karlusas. Mano liūtai, jūs mano didvyriai. Mūsiškiai visi tikri kietuoliai, žinai. Aš dievinu juos. Gerai, jaunimas. Stok. Ateik, dabar Umai įdėsiu į tą narvą. Gerai, pusat. Palauk minutėlę, Umai. Stok. Umai, eik pirmin, mano mergaitė. Eik pirmin, čia jau senai tuščia. Umai, aš dabar einu. Gerai? Umai, tai bijo pusat. Umai. Umai sako, kur aš patekau po velnių, visi kaip pabaisos. Pažiūrėk į pusatą, šaunuolis pusatas. Na, ateik. Eik, gerai, eik, dabar paliksiu jį ramybėje prie kitų šunų. Palauk, nepasitikėk manimi, neieškok pas mane prieglobsčio, pažiūrėkime. Eik. Kaip jis nesikreips pagalbos, pažiūrėk į juos. Jie žmonės suėda, tikri žvėrys. Jie žmonės suėda. Eik, mano mergaitė. Draugai, nutraukiau vaizdo įrašą, įvyko šokiruojantis įvykis. Dabar tęsėme. Dabar žinote, kad turėjau šunų, kuriuos maitindavau gatvėje. Matyt, kaime juos kažkas apskundė, jie ketina juos surinkti. Iš ten man paskambino Džihangyras. Jis pasakė, tuoj pat suraskime sprendimą Karabašui. Ten buvo Karabašas, kurį auginau ir ypač mylėjau. Dabar aš jį paėmiau ir išėjau, draugai. Dabar jis yra automobilyje. Norėčiau, kad žmonės pasirūpintų, priglaustų, bet jie pasiskundė, nes jiems jis trukdė. Aš nesuprantu, mieste neleido rūpintis šiais gyvūnais. Gerai, bet ką, kaime irgi negalima rūpintis? Šis pasaulis juk ne tik žmonėms, draugai. Aš nesuprantu dabar, nes jei kalbėsiu grubiai, kalbėsiu piktai, pradėsiu keiktis, nebus gerai. Todėl nuėjau ir atsivedžiau Karabašą, jis dabar automobilyje. Tik Karabašas irgi labai griežtas šuo. Dar ilgai pakalbėsime, bet kai dabar išleisime Karabašą, greičiausiai kieme kils chaosas. Tikiuosi, kad nesusimuš. Karabašas dar niekada nėra vaikščiojęs su pavadėliu. Jis ir prie pavadėlio nepratęs. Nežinau, ką darysime, broli. Tebūnie mūsų žygis palaimintas. Taisonai, tėveli, ar dabar Taisonas puls Karabašą? Gali būti, kad puls. O škos juk uždarytos, ar ne? Paleiskime Taisoną, draugai. Taisonas ten nelaukia prie durų. Tegul nepuola Karabašų. Tegul Taisonas nueina, pažiūrėsim. Dabar nežinau, kaip nuleisime Karabašą. Prisiekiau, jei būtų patelė, būtų lengviau pripratinti. Kadangi jis patinas, tai problema, draugai. Palauk, Nora. Nora, tu neik. Palauk minutę, aš jį nuleisiu, tu ten palauk. Palauk minutę. Dabar, broli, Karabašai. Sūnau, ar pasiruošęs? Beje, Karabašą įdėjau į mašiną, jis sėdi kaip žmogus. Atrodo, lyg visada būtų važinėjęs automobiliu. Labai protingas. Jis net neturi antkaklio, bet kažką sugalvosim. Palauk, Karabašai, kažką sugalvosim, viską sutvarkysim. Dabar. Karabašai, ateik. Bismillahirrahmanirrahim. Karabašas juk nesivaišto su pavadėliu, brolau, žinau. Karabašai, ateik. Karabašai. Karabašas dabar labai nerimauja, nes pateko į šunų gaują. Jis ir nenori eiti vidun. Iš tikrųjų norėčiau, kad jis liktų lauke kartu su Ala, bet ir tai netinka. Dieve, apsaugok. Na, Ala dar bėga nuo automobilių, o šitas nemanau, kad bėgs. Karabašai, ateik. Ateik, sūnau, bet štai, broli, jis vis tiek neteina. Karabašas. Sūnau, kodėl neteini?
Ar tu čia išsigandai? Uždėjau pavadėlį, brolau. Jis labai įsitempė. Jam nepatiko pavadėlis. Ką darysime? Jei paleistume be pavadėlio, ar jie susimuštų? Karabašas. Mano liūtė, jis dabar labai sunerimo, draugai. Karabašai, norėčiau ir tave paimti ant rankų ir įnešti, bet tu labai sunkus, sūnau. Ateik. Ateik ir nuo Karabašo. Mašala. Dabar, ne, pažiūrėsim, ne. Palauk, deda. Ne, sūnau. Pasitrauk. Ne. Ne? Palauk, velnas Taisonui. Velnas, visur mane subražėt, eik pažiūrėk. Išeik pažiūrėk. Palauk, sūnau. Palauk. Naga jis taip suplėšė mano kūną, broli. Prisiekiu, suplėšė. Dabar Karabašą tik nuleisiu. Tikiuosi, kad nesukils muštynės. Bismillahirrahmanirrahim, gerai. Rokis, išeik. Rokis, sustok. Rokis, ne. Dabar. Jis šiek tiek drovus, labai nervinasi. Labai nervinasi. Rokis, sūnau, nelys taip arti burnos. Rokis irgi uosto burną, žinai. Neduok dievę ją įkastų. Rokiui pirmam įkas. Gerai, dabar paleiskime Karabašą, broli. Šiuo metu pirmosios reakcijos yra labai geros. Ačiū Dievui, su nieko nesusimuši. Ar jie su Kaplan neatrodo labai panašus? Kaip tikri broliai. Pavyzdžiui, Marazas ir Kaplanas yra broliai, bet visai nepanašus, o su Karabašu atrodo kaip tikri broliai. Brolau šunų reakcija labai graži, Karabašas. Jis nieko nepadarė, žinai. Todėl visi, ačiū Dievui, dabar sutarė. Karabašui reikės šiek tiek laiko priprasti. Karabašas. Sakiau, kad tave paimsiu, sūnau, ir štai likimas lėmė, kad tave čia atvežiau. Mano liūtė. Aš labai myliu savo Karabašą. Vėl nuėjau jų pašerti. Ten yra dar 4-5 šunys, nežinau, ką su jais daryti, draugai. Ar nėra norinčių juos priglausti? Nueisiu ir nufilmuosiu jums jų vaizdo įrašą. Šį kartą gyvūnus priims į prieglaudą. Norėčiau, kad galėtume visus juos pasiimti. Kur aš juos dėsiu, broli? Mes turime daug šunų. Niekas iš kaimo taip pat nenori. Žmonės net nenori rūpintis vienu šunimi. Kaip aš dabar atvesiu 4 ar 5? Mašala, mašala. Karabašui labai gerai sekasi. Karabašas sako, kur aš čia atsidūriau? Ar čia buvo jūsų vieta? Su Kaplanu jie kaip broliai. Palauk, pažiūrėsiu. Karabašą taip pat taip maitiname, kad jis tapo tikrų milžinų mašalach. Pažiūrėk. Rokiai, tu per daug nepriartėk, sūnau. Šiaip jei būtų patelė, tiek nesibaiminčiau. Kadangi jis patinas, labai bijau, draugai. Senelis dar viską sumaišytų. Karabašas. Sūnau, kur atėjo mano Karabašas? Karabašai, ar šiek tiek išsigandai? Mano gražuolis, sūnau. Mašalach tau, liūto gabalėlė. Beje, Karabašas yra labai saugantis. Tegul jis truputį atsipalaiduoja. Po to jis pradeda saugoti. Jis saugo savo kiemą, prisiriša prie jo. Jis neįleidžia svetimų. Norą, parodyk norą. Pažiūrėk į norą. Mergaitė, tu esi didelė, bet ar tu vis dar manai, kad esi mažas šuniukas, brangioji? Ar mano dukra mano, kad ji yra mažas šuniukas? Mano didelis kūdikis, bet žinai ką, broli? Šunis, ačiū Dievui, nieko nesakė, žinai. Tikrai, žinai, tai Dievo valia. Aš sakiau, tikrai pasakys. Karabašas paprastai, kai pamato svetimą šunį, taip nesielgia. Palauk, Karolin, beklūktelėk, dukra. Jis nesibaimina, iškart puola. Štai, Asija irgi jį pamilo. Palauk, pakvieskime jį. Karabašai, ateik. Karabašai, ateik. Karabašai, ateik. Karabašai, vėl patekai į geriausio žmogaus rankas, sūnau. Ateik. Ateik, Karabašai, ateik. Mano liūtė, jis visai manęs neklauso. Jis išsigando, broli, dabar jis labai panikuoja. Nori, nenori, normalu, kad jis bijo. Karabašai, eik čia. Rokiai, berniuk, tu mane gazdini. Rokiai, neik per arti.
Karabašo nervai nelaiko, jis gali įkasti ar dar ką. Karabašai. Ateik, ateik. Kodėl neateini? Ką? Ateik. Ateik. Ateik, Karabašai. Ne, broli, jis visai manęs nepaiso. Dabar jis panikuoja, bijo kitų šunų, Karabašai. Jis atsipalaiduos per kelias dienas. Pasistengsime ir jis atsivers. Ne, broli, jis liko ten, tikrai neatsikelia. Dabar nufilmuok koškas ir mištas. Netgi eikime ten kartu. Pažiūrėk, kaip jos įsirikiavusios. Nufilmuok, kaip Bončiuk smaginasi. Bončiuk! Ei, sūnau, ar aš jums nesakiau to plakato nenukabinti? Bončiuk! Sūnau, matau, kad esi geros nuotaikos. Tikras charizmos sūnus. Mano gražuolių sūnus. Mano Bončiuk, atrodo, esi geros nuotaikos. Nevaldyk to, mano vaikė. Kaip gražiai mes tai čia padarėme. Velnes, kokie jūs gyvuliai. Jūs čia tai draskote. Dabar ir šitie išalko. Atėjo valgymo metas, draugai. Ir šunims, ir vištoms, ir oškoms. Visiems paruoškime maisto. Dabar nuėjau ir šunims vištienos nupirkau. Taip pat grįždamas pamaitinau Karabašus ir kitus benamius šunis. Eime, pažiūrėkime, nuneškime vištas iš automobilio. Pamaitinkime savo vaikus, Karolin. Karabašas susidrovėjo. Nieko tokio, pripras, dabar jaučiuosi ramus. Nes Karabašas mane ten mato. Jis išprotėja, broli, šoka ant manęs, nori, kad jį paglostyčiau. Kaip dabar jį palikti? Gaila, kad negalime pasiimti ir kitų. Pažiūrėk į Taisoną. Taisonai, ateik, Taisonai. Ateik, sūnau, duosiu tau maisto. Broliu, Taisonas gerai priaugo svorio, pažiūrėk į jį. Pažiūrėk į žmogaus kilnumą, mašallah mano sūnui. Argentinos tikrasis sūnus. Oi, dėl tavęs viską atiduočiau. Mano charizmatiškas sūnus. Taisonai, tėti, ar išalkai? Tėti, žinok, šiandien jums tėtis atvežė net 70 kg vištienos. Palauk, Nora. Nora, tu irgi nori pabėgti į lauką, ne? Palauk, pažiūrėsiu. Meskime jiems vieną vištą, draugai. Pamaitinkime mūsų vaikus, pažiūrėkime. Ar jūs išalkote, jaunimas? Oho! Žaiskite gražiai. Gerai, minė pradėjo plūsti. Prisivalgykite. Tėvas nupirko tiek, kad visiems užtektų. Valgykite iki soties. Ačiū Dievui, visi mūsų laikai yra puikios formos. Jų svoris puikus. Jų kailio priežiūra, kailio blizgesys, kūno sudėjimas, viskas labai gražu. Jeigu aš tiek vištienos valgyčiau, irgi toks pats būčiau. Mūsiškiai visi raumeningi, ačiū Dievui, nuo baltymų. Neseniai kažkas parašė, dėdės kojų raumenys. Dėdė, ačiū Dievui, kaip fitneso sportininkas. Ateik, 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 ateik. Pamaitinsi mano liūtus, pripildysi jų pilvus. Mašinoje dar yra, kitų dar neiškroviau. Vaikai turbūt neišalko, ar ne? Nejaugi jūs neišalkote, ką? Kaplanas. Kaplanas tau tikrai pasirodė kaip Karabašas. Jūs tai panašus. Nufotografuok ir tą dalyką. Rokis, ateik, Ūmai, ateik. Ūmai vėloja iš ten, bijo ateiti čia. Ir ją pripratinsime, broli, po truputį. Dabar, draugai, duosiu šitiems vaikams maisto, greitai susitvarkysiu visus darbus. Labai jūs myliu, prašau, neįskaudinkite manęs. Būčiau labai laimingas, jei palaikydami pamėgtumėte šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruotumėte ir parašytumėte komentarą. Labai savimi rūpinkitės. Iki pasimatymo. Likite sveiki, mano draugai.